Visi pasiruošę. Dėmesio. Ir pradeda. O, pasirodė pirmosios taktikos. Turime vieną pritisį. Taip, šiek tiek nesklandumų. Čia taip pat labai svarbu apsižiūrėti, kas ką puola ir taip pat saugotis. Žemaičiai vėlgi puola į priekį. Na ir vieną tašką, ar turės reakciją į tašką. Kažkaip nelengva, visi draugiškai. Broliai, kas jie? O, kažkas ir pikčiau. Taip, taip pablokit žemaičiai, kuris pargridęs, grįžta atgal. Štai ką reiškia žodis žemaitis. O kitas užklyno jamą. Kelne žemyn tempė. Visokių buvo, ką gali žinau. Neparašyti piktos. O! Imtinių veiksmų gali pastebėti visko. Va čia futbolas yra, gali pamatyti, ko tik tai nori. Už plaukų negalima ten. Kažkaip panašu, kad visi jau primidų prie to rastą. Va pasižiūrėkit, visi vienas ant kito kaip kokie viščiukai būna prie viško, žinot, susiglaudžia arba. Ir nieko, nu ne, po truputėlį rastas krypsta link Aukštaičių pusės, dabar sustoja vietai. O kitas bando uždengti vartus. Na. Aukštaičiai sugalvojo naują taktiką, jie dengia Žemaičių vartus. Bet Žemaičiai turi trečią tašką. Na kągi, ir jeigu vyrams liks jėgų, bus trečiasis, ketvirtasis kartas, na ir Aukštaičiai.